Kartais neturi to laiko, nežinai, kaip čia ką daryti su tais vaikais, būna, noriu ko nors, tai ten nenori kažkokio tai nesąmonės. Atsiprašau, duoti vaikui. Tai sako, noriu valgyti ar noriu kažkokio užkanduko, tai mano toksai top keli būtų receptai, tai ore spraginti popkornai, juos sumaišau su alyvuogių aliejumi ir druska šiek tiek. Alyvuogių aliejus kartokas, bet aš naudoju tą arbekiną, tai saldžiausia iš tų žodžių, kad turi kartumą, bet saldžiausias. Ir vaikams tikrai pasteisina, net manzanilą naudoju ir jie valgė tos popkornus. Tai va, tai labai fainas toks pusiau sveikas užkandis. Tada morkos, paprikos, brokoliai, kalafiorai supjausti. Aišku, brokolius, kalafiorus būtinai reikia po to surinkti likučius, nes jeigu kur nors nukrito, gali bezdaliukais kvepėti visas kambarys. Tai va, tai nusiskuta morka. Aišku, būtinai turėjau pasirodyti ir nusiskust mėsos gabalą. Nieko tokio. Įsivaizduoju. Būkite atsargus. Ką čia būkite atsargus? Virėjams, apskritai žmonėms, kurie daug gamina maisto, labiausiai randuotos dalis ir pirštai ir rankos. Tai va šitas, aišku, stalas biški mažokas. Tai vienas bus, čia palieku galiuką. Jį išmėsiu, bet būtent taip ir yra, kad mes vadinam morkų makaronais. Šita tarka irgi labai pavojinga, tai labai reikia atsargiai. Jeigu ilgesnė morka, tikrai lengviau. Aš dabar jau šiandien pavariau, tai saugausi. Galite taip. Aš manau, kad jinai tiesiog jau yra. Čia yra storų šiaudelių tarka. Šarka tarka. Bet jinai tiesiog turbūt jau nebe tokia aštri yra. Ir tai va, ale makaronai būna, jeigu ilga morka, tai tada iš ilgos morkos darom. Šiaip tai tokius labai puikiai suvalgo, patinka. Sako, morkų makaronų noriu. O tada kitas yra rankinis būdas. Nupjaunam galiuką. Pasistatom morką. Vienas, storiai patys pasireguliuoja, tai čia gali būti plonesni, sakykim. Aš dirbu su dideliu peiliu, kaip matot, tai yra iš tiesų saugiau, nes pirštai gali atsiremti į tą peilį, kai jisai pjausta ir lengviau tą storumą sureguliuoti, nes kitaip gali nuslysti ir įpjauti. Tai aišku, aš ir šitą dalį panaudoju. Tikrai niekur jos neišmesiu. Čia tokie, sakykim, lazdelės nedidelės. Čia toks, morkų visada visi turi, kaip be morkų gyventi. Ir, keletas minučių. Vienas peilis, viena lentelė ir vienas indelis. Tai va. Tas stambumas nėra labai svarbu. Tiesiog, kad būtų skanu vaikam ir trašku. Ir kaip sakau, vieną morką suvalgo per 5 minutės, tu tokius šiaudelius tai tikrai ilgiau užtrunka, tai tikrai turi ką veikti. Va, prašau, galite pasižiūrėti. Irgi sudėjau visiškai. Nieko nepilu, nieko nedarau, jokio ten humuso užtepėlės nedarau, jiem tikrai tiesiog skanu. Na ir paprika tai jau buvo tokia padžiūvus, bet tikrai viskas su jie gerai. Viršų išpjoviau labai fainų peiliukų. Aš esu šiaip biški peilių maniakė. Šitas peilis angliškai vadinasi bird's beak arba paukščio snapas. Labai fainas peilis daržovėms. Tai čia yra mano vienas iš top peilių. Tai va, tai vienas su šituo labai fainai išnagrinėti ir kaip matot, va šitas visas išpjaustyti dalelės. Ir tada tiesiog yra gražesnis paprikiukas. Ir iš tikrųjų ir suvalgo. Aišku, žalia tikrai nėra mėgstamiausia. Raudona ir oranžinė būtų jų mėgstamesnė. Vėtra dar irgi mažiau valgo, morkas valgo. Irgi labiau iš brolio išmoko, brolis tai mėgsta. Paprikas, morkas, brokolius, viskai vieną sudedu, duodu ir davai kokį filmą savaitgalį žiūrim. Ir šiandien padariau sriubytę su kopūstais. Norėjau padaryti fokačią šiandien, bet pamiršau, kad mielių neturiu, tai kadangi gyvenam kaime, neturiu galimybės nubėgti. Kitą kartą parodysiu fokačios receptą. O čia yra mėsgalis. Gal aš iš karto jį tiesiog parodysiu ir įdėsiu atgal, nes dar jiem reikia tegul pabūna. Va. Jis gerai tikrai apskrudintas. Va. Mėsgalečko. Jis yra tikrai gerai apskrudintas. Orkaitėje šiaip reikėtų keptuvėje kepti. Jo tūris turbūt sumažėjo per pusę. Aš tiesiog griliaus režimu gerai apskrudinu. Ir tada dar nuspręsiu, ką daryti su juo, nes nežinau.
Tai tiesiog pasiruošiau mėsą, galų galę supjaustysiu tiesiog išilgai ir padarysiu kažkokį kitą patiekalą. Tai pasiruošiau savo, kad kitam kartui būtų lengviau ją gaminti, nes jinai jau yra iškepta, paruošta ir gali laukti savo ten su padažu, su makaronai, su dar kažkom. O padukai iš ties, žiūri, man patinka, irgi yra iš rankų darbo. Aš tiesiog, kai būna mugės, varau į mugę ir ieškau keramikos gaminio ir visą laiką ieškau paduko. Ir visą laiką perku 1 arba 2 padukus. Tai, va. Tai visą laiką tai sudušta, tai dar kas nors, tai visą laiką atsinaujini, labai smagu. Jeigu kas turite kokių rekomendacijų namų gamintiems padukams, keramikai, belenkam, porcelianui išpaišyti žmonės irgi tikrai atsiųskite, labai įdomu, tikrai nusipirksiu iš kiekvieno lietuvio, kuris gamina, arba ne lietuvis, kuris gamina ir Lietuvoje, ir kažkur kažkokį įdomų paduką. Tai va. Arba dubenėlį. Šiaip dubenėlį pas mane nerankų darbo, bet gal kada nors faina būtų turėti lėkščių kolekciją arba dubenėlius rankų darbo. Aišku, kaina nemaža, tai reikia pasikaupti. Tai va, tai ačiū Jums, kad klausėt. Aš peilius naudoju Victorinox, tarp kitko. Jie visiškai yra vidutinės kainos. Šitas gal 7 eurų, tikrai nėra per brangiai. Sąlyginai, kiek tu tą daiktą naudoji, šitas gal 12. Jie tikrai ilgalaikiai, aštrus, tai reikia pagalast karts nuo karto. Ir labai malonus, nes medinė rankena. Dėl higienos namuose gaminant, manau, tikrai labai didelio skirtumo nėra. Aš esu šiaip už plastikinės lenteles, bet rankena, kurią laikai yra sausa ranka, tiesioginio sąlyčio su maistu neturi, tai nemanau, kad yra labai svarbu. Na ir realiai ir medinės lentelės nėra kažkokia tragedija, tiesiog, kad jas dažniau gal karštų vandeniu reikia plauti ir taip toliau, jas porėtos, bet kiti žmonės ir kai kuriuose kultūrose kaip Italijai tik medinės ir nepripažįsta plastiko. Tiesiog taip, kaip sakant, kiekvienas žmogus turi savo nusispręsti, kas jam labiausiai patinka. Ačiū Jums, gerų dienų. Šių metų tikslas kiekvieną dieną pasakyti arba parašyti gerą komentarą. Arba gerą žodį kažkuriam žmogui pasakyti. Tiesiog, bet nepamiršt, tau patiko, kaip žmogus atrodė. Tiesiog sakyti, blemba, kaip gražiai atrodai. Kiekvieną dieną kažkam kažką gero pasakyti arba padaryti. Didžiulis tikslas, bet labai faina ir manau, viskas grįžta ratu.